Užmerkiam akis ir padarom kelis gilius įkvėpimus. Įkvepiam vėsų orą ir iškvepiam šiltą. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam giliai ir iškvepiam. Pajaučiam, kaip kūną užlieja atsipalaidavimas. Atpalaiduojam galvą, kaktą, akis, akiduobes, žandikaulį, kaklą, pečius. Jeigu kažkokia įtampa yra pečiuose, atpalaiduojam, paleidžiam. Rankas atpalaiduojam. Delnus, krūtinę, pilvą, visą nugarą, klubus, kojas, kelius, blauzdas ir pėdas. Jaučiam, kaip atsipalaiduoja visas kūnas. Ir pradedam saulės savo rezginyje vizualizuoti mažą geltonos spalvos kamuoliuką. Iš pradžių jis mažas, bet pilnas šilumos. Dabar įkrausim tą kamuoliuką žemės energiją. Su įkvėpimu vizualizuosim žalią spalvą, kylančią per kojas, per uodegikaulį į mūsų saulės rezginį. Su iškvėpimu matom, kaip kamuoliukas plečiasi, auga. Įkvepiam žalia žemės šviesa. Kyla per kojas link saulės rezginio. Su iškvėpimu kamuoliukas auga, didėja, plečiasi. Įkvepiam dar kartą žalios žemės energijos iš apačios, per pėdas, per kojas. Įeina į mūsų kūną. Iki saulės rezginio. Ir su iškvėpimu kamuoliukas vis labiau plečiasi. Kelis gilius įkvėpimus.
Įkvepiam vėsų orą. Ir dabar pradėsim vizualizuoti per galvą įeinančią į mus violetinę kosmoso energiją. Per viršugalvį su įkvėpimu įeina violetinė spalva. Ir šią violetinę šviesą įkvepiam iki pat saulės rezginio. Ten jinai susiduria su žalia žemės šviesa. Su iškvėpimu matom, kaip tas geltonas kamuoliukas virsta malone šildančia liepsna. Įkvepiam per viršugalvį. Violetinė šviesa mūsų užlieja iki pat saulės rezginio. Su iškvėpimu liepsna pilvo srityje didėja ir auga. Dar taip pakvėpuojam keletą akimirkų. Įkvepiam per viršugalvį, sužlieja violetinė šviesa. Ir su iškvėpimu liepsna tik auga. Pamažu vizualizuojam, kaip ta maža liepsnelė virš bambos, pasikrovusi šios skaidrios energijos. Pradeda plėstis per visą mūsų kūną. Jaučiam, kaip ta liepsna užkuria mumise energiją veikti, plėstis ir augti. Ji maloniai šilta, apimanti visą kūną. Ir pastebim, kaip taip bekvėpuojant visas mūsų kūnas dabar yra apgaubtas geltonos šviesos. O šviesos centras tai yra mūsų saulės rezginys, pilvo zona. Vizualizuojam, kaip pasineriam į tą šviesą. Ir lyg pro vartus praeinam į nuostabaus grožio pievą. Čia šviečia saulė. Čia šilta. Aplinkui čiulba paukščiai. Maloniai plaukus kedena vėjas. Čia taip gera.
Atrodo, kad mūsų gyvenime nebeliko rūpesčių. Čia egzistuoja tik džiaugsmas ir ramybė. Staiga pastebim, kad tolumoje kažkas juda. Lėtai artėja link mūsų. Mes jaučiame saugiai, ramiai. Ir su nekantrumu laukiame susitikimo su tuo paslaptingu siluetu. Po truputį pradeda aiškėti, kad prie mūsų artinasi gyvūnas. Jis draugiškas, su juo jaučiamės nepaprastai saugiai. Koks tai gyvūnas? Kokį gyvūną matom priešai save? Kiekvienam iš mūsų gyvūnas bus skirtingas. Kokį gyvūną pamatėm priešai save? Pasižiūrim į tą gyvūną. Draugiškai nusišypsom. Panašu, kad šitas gyvūnas nori, kad sektumėm paskui jį. Pradedam eiti šalia jo ir pasitikim, kad jis mus nuves ten, kur mums reikia būti. Giliai mums atsiranda žinojimas, kad mūsų buvimas čia turi tikslą. Ir kad šis gyvūnas mus nuves iki jo. Pamažu prieinam nuostabaus grožio sodą. Mūsų pažaliuojantis medžiai, nematyto grožio gėlės. Paukščiai dar garsiau čiulba. Tolumoje girdim vandens čiurlenimą. Mūsų gyvūnas, kuris mus čia atvedė, mums parodo juodos žemės lopinėlį. Ir žvilgsnį nukreipia mūsų sukniaužtą dešinį delną. Pakeliam tą dešinį delną, atveriam pirštus ir pamatom
delne 3 sėklas. Ir suprantam, kad tas sėklas galim pasodinti prieš mus esančioje juodoje dirvoje. Paimam pirmą sėklą ir į ją įdedam intenciją. Gal kažkokią svajonę ar norą. Tai, ko norim, kad atsirastų mūsų gyvenime. Tai pats nuostabiausias laikas prisitraukti į savo realybę tai, ko jau seniai trokštam. Nesvarbu, kokia maža ar kokia didelė ta svajonė. Mes tvirtai žinom, kad esam verti gyventi tokioj realybėje, apie kokią svajojam. Pamažu įdedam tą pirmą sėklą į žemę. Užglaistom ją ir esam 100% tikri, kad iš šios sėklos išaugs pati nuostabiausia gėlė. Dabar tą patį padarom su likusiomis 2 sėklomis. Į jas įdedam intencijas, norus, svajonės, bet ką norim prisitraukti į savo realybę. Užkasam ir 2 ir 3 sėklą. Atsistojam ir pažvelgiam į sodriai juodą dirvą. Nors ir atrodo, kad nieko nevyksta, esam žinojime, kad iš šių 3 sėklų išaugs pačios nuostabiausios gėlės.
Ir iš tiesų ant kaktos pradedam jausti švelnius lietaus lašus. Prasidėjo šiltas ir malonus vasaros lietus. Nuo jo nesinori bėgti, norisi tik mėgautis. Iš krūmo pasirodo mūsų gyvūnas, mūsų sielos vedlys. Panašu, kad jis nori dar mums kažką parodyti. Sekame paskui jį per šį nepaprastą sodą link vandens čiurlenimo. Čia pamatome nedidelį kriokliuką. Krentantis vanduo atrodo toks gaivus ir tyras. Mums kyla noras po juo bent trumpam palysti ir išsimaudyti. Įbrendam į seklų vandenį. Jis mums siekia kelius, gaivinančiai masažuoja mūsų pėdas. Prieinam prie krioklio ir atsistojam po juo. Gaivi vandens srovė teka tiesiai mums į viršugalvį. Jaučiam, kaip ši vandens srovė nuplauna visus mūsų proto nešvarumus, visus ribojančius įsitikinimus, visas mums nebetarnaujančias programas, visas negatyvias mintis, tingumą, vangumą, baimės, proto žaidimus. Vanduo padeda viską nuplauti. Mūsų protas lieka skaidrus, aiškus ir užtikrintas. Nusiplovė viskas, kas iki šiol trukdė mūsų sėkloms išaugti. Vanduo nuplovė visus blokus, kurie neleido mums pasiekti to, ko tai visą laiką troškom. Jaučiamės švarūs. Viską matom taip aiškiai ir suprantam, kad jau laikas grįžti į savo sodą. Grįžtam prie savo dirvos lopinėlio, prie savo žemės.
Ir pastebim, kad lietus ką tik palaistė mūsų sėklas. Nei per daug, nei per mažai, tiek, kiek reikia. Pajuntam saulės šilumą savo ant kūno. Saulės šviesa apgaubia visus augalus, visą žemę. Įkvepia jiems gyvybės. Pastebim, kaip žemės paviršiui pradeda kaltis maži žali stiebeliai. Pamažu jie paauga tiek, kad juos dengusios žemės nubyra, o jie vis stiebiasi aukštyn. Skleidžiasi lapai, koteliai stiprėja. Jų skaisčiai žalia spalva lyg švyti. Šviečiant saulei pamatom, kaip augalų viršūnėse pradeda skleisti žiedai. Visi trys žiedai tokie skirtingi, visi nematyto grožio. Tokių gėlių dar niekad nesam matę. Lyg jie būtų iš kito pasaulio. Išsiskleidus žiedams vėl pajuntam gaivų vėją, kedenantį mūsų plaukus, šnarinantį visų augalų lapus. Mūsų apima jausmas, kad viską, ką norėjom pritraukti į savo realybę, jau yra čia. Kaip jaučiamės? Pabūnam keletą akimirkų tame jausme. Viskas jau išsipildė. Viskas jau mūsų realybėje. Likdami tame jausme, vėl pamatom tą gyvūną, kuris mus vedė per mūsų sielos sodą. Jis atėjo atsisveikinti. Prieš išsiskiriant jis žvilgsniu atkreipia mūsų dėmesį į mūsų kišenę. Lyg norėtų, kad ją patikrintume.
Lėtai įkišam ranką į kišenę ir ten užčiuopiame popieriaus skiautelę. Ištraukiam ją iš kišenės ir pamatom smulkiai sulankstytą raštelį. Jį išlankstom ir perskaitome jame žinutę. Ši žinutė skirta mums padėti pasiekti savo tikslų. Tai lyg pirmas veiksmas, pirmas žingsnis, kurį galime žengti savo svajonių link. Perskaitom raštelį. Kas ten parašyta? Kokią žinutę mums siunčia mūsų siela? Ta žinutė tai yra pirmi žodžiai ir pirmas sakinys, kurie ateina į galvą. Nesistengiam priversti proto išgalvoti kažką įmantraus. Ta žinutė ateina iš mūsų sielos gelmių ir visiškai nereikalauja proto įsitraukimo. Kas ten parašyta? Perskaitę žinutę įsidedam popieriaus lapelį atgal į kišenę. Dar kartą švelniai nusišypsom mus lydėjusiam gyvūnui. Jam padėkojam. Ir priešai save pamatom geltonos šviesos vartus. Žengiame žingsnį į tą šviesą. Palengva grįžtam į savo kūną ten, kur šiuo metu esam. Pilvo srityje jaučiam rusenančią ugnies šilumą. Ji maloni, valanti, suteikianti jėgų, energijos ir įkvėpimo. Geltona spalva apima visą mūsų kūną.
Saulės energija suteikia mums pozityvumo, pasitikėjimo savimi, žinojimo, kad turime jėgų pasiekti viską, ko tik trokštam. Mūsų visas kūnas pilnas geltonos šviesos. Ta šviesa taip išsiplečia, kad net pradeda veržtis už mūsų kūno ribų. Ir suprantam, kad tos šviesos turim tiek, kad galim ją pasidalinti ir su aplinkiniais. Visų pirma, pasiunčiam jau savo artimiesiems, savo šeimai. Tada draugams, pažįstamiems. Visiems čia šiandien susirinkusiems. Nesvarbu, ar pažįstam vieni kitus ar ne, pasiunčiam vieni kitiems tos šviesos. Pasiunčiam šviesos tiems, kuriems šiuo metu labiausiai jos reikia. Tiem, kam labiausiai reikia šilumos, tikėjimo ir vilties. Palinkim, kad viskas, ko jie trokšta, išsipildytų. Kad jų sėklos išaugtų pačius nuostabiausius augalus, taip kaip išaugo mūsų gėlės. Pajaučiam nuoširdų džiaugsmą už kitų sėkmę. Kitų sėkmė tai įrodymas, kad ir mums viskas įmanoma. Padarom keletą gilių įkvėpimų ir iškvėpimų. Pajaučiam, kaip ta tyra, skaisti energija juda per visą mūsų kūną. Pajaučiam, kaip ta tyra, šviesi energija teka per mūsų kūną. Jaučiam, kiek daug įkvėpimo turim veikti, daryti ir judėti į priekį. Vasaros saulėgrįža, saulė, jos šiluma mums suteikia jėgų bei motyvacijos veikti. Šie veiksmai, kuriuos atliekam dabar, tai yra lyg sėklos, kurias pasėjam žemėje. Kai užbaigsim meditaciją, siūlau užsirašyti intencijas, tikslus, norus,
kuriuos sukūrėm šios meditacijos metu. Taip pat užsirašykim žinutę, kurią perskaitėme savo kišenėje rastame raštelyje. Tai mūsų raktas į naują realybę, kuri panaši į tą sodą, iš kurio ką tik grįžom. Padarom keletą gilių įkvėpimų. Su įkvėpimu įkvėpiam energiją. Su iškvėpimu paleidžiam viską, kas mums iki šiol trukdė. Galim iškvėpti per burną, atsidūstant. Dar kartą įkvėpiam giliai. Iškvėpiam, paleidžiam. Paskutinį kartą giliai įkvėpiam. Iškvėpiam, atsidūstant, paleidžiam. Būnam keletą akimirkų natūraliam savo kvėpavime. Ir jau kai būsim pasiruošę, suglaudžiam delnus ties krūtinės centru. Ir pradedam trinti delnus vieną į kitą, sukuriant šilumos tarp jų, saulės energijos. Tai jau jaučiam, kad pakanka šilumos. Užsidedam delnus ant veido virš akių. Ir čia lengvai po truputį leidžiam savo atmerkti akis. Galbūt su blakstienom pakutenam delnus. Ir po truputį paleidžiam rankas ir padengiam tą likusią šilumą. Galvą, kaklą, pečius. Ir likusi kūną. Galim pasirąžyti, jeigu norisi. Ir dabar po truputį galėsim judėti į mūsų vakarą. Ir siūlau bent keletą minučių skirti užsirašyti, ką matėm, ką jautėm, ką sukūrėm šios meditacijos metu.